Sveiki, aš esu Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, esu žurnalistė, dabar naujienų portalo Delfi vyriausioji redaktorė. Tai žurnalisto profesija man labai patinka dėl to, kad jie turi prasmę. Daugelėje darbų ir daugelėje profesijų mes nuolat kalbama apie tai, kad darbuotojas turi jausti prasmę savo darbe, tada jis yra įsitraukęs, myli savo profesiją ir nori nuversti kalnus. Tai žurnalistika savaime jinai turi prasmę. Ir man labiausiai patinka pačiai kaip žurnalistai, kad aš savo darbe kasdien galiu padaryti kažką gero mūsų visuomeniai. Pagrindinė žurnalistikos misija yra viešo intereso gynimas, angliškas yra terminas sarginis šuo. Tai reiškia, kad mes turime būti visuomenės sarginiu šunimi, stebėti, kas vyksta, identifikuoti problemas ir apie jas kalbėti. Žurnalistikoje yra tokios sritys, kokios yra mūsų gyvenime ir viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra svarbu ir apie tai rašo, kalba ir rodo žurnalistai. Na, tarkime, šiuo metu esu naujienų portalą, vyriausioji redaktorė, tai reiškia, kad aš turiu rūpintis naujienų portalo strategiją, ateities planais, mąstyti apie tai, ką mes galime padaryti naujo, ieškoti naujų idėjų, jas generuoti, įgyvendinti, stebėti, kaip sekasi įgyvendinti esamus projektus, tuo pačiu padiskutuoti ir pasitarti su kolegomis dėl temų, patarti probleminiais klausimais, kurių būna kasdien, tarkime, nuo to, kas buvo vakar arba prieš kelias dienas. Galbūt yra kažkokia tema, kuri yra jau pamiršta prieš keletą savaičių buvusi ir dabar reikia pasidomėti, koks buvo sprendimas. Nes labai svarbu žurnalistikoje ne tik paskelbti naujieną, bet ir pasiekti, kas buvo po to, kokie buvo padaryti sprendimai, kas buvo pasikeitę. Nes, kaip ir sakau, mūsų visų tikslas yra viešo intereso gynimas, tai kad visuomeniai būtų galiausiai geriau gyventi. Čia yra labai sunkiai apibrėžiami dalykai dėl to, kad labai priklauso nuo to, kokia naujiena. Žurnalistas gali straipsnį rašyti ir mėnesį, jeigu tai, tarkime, probleminis, kur reikia surinkti labai daug informacijos, padaryti tyrimą, nuvažiuoti į labai daug vietų, tai jis gali ir mėnesį rašyti. Bet gali būti straipsnis, kur, pavyzdžiui, spaudos konferencija vyksta, tai jis gali ir per valandą jį parašyti. Kas ką pasakė toje spaudos konferencijoje, kas ką pranešė, tai pakanka ir valandos kartais. Jeigu norite būti žurnalistu, pasisakykite savo tokį, aš turiu tokį vidinį pratimą, vidinį nusistatymą, ar aš galiu būti ir aš noriu būti žurnalistu tikrai, tai pavyzdžiui, nueiti į turgų ir padaryti reportažą, kodėl tokios brangios daržovės, pakalbinant pardavėjus. Tai kodėl būtent toks reportažas? Todėl, kad žurnalistika šiaip savaime nėra labai paprasta profesija. Ir labai dažnai būna, kad daug kas yra nepatenkintas tuo, ką tu darai. Tai tu turi būti pakankamai stiprus emociškai, turėti labai tvirtą vertybinį stuburą ir būti tikras ir žinoti, ką ir kodėl darai. Manau, kad žurnalistams, gal kaip ir daugelį profesijų, labai svarbus smalsumas, apskritai domėjimasis viskuo, kas vyksta aplinkui. Na, būti žmogumi, kuris vaikšto atsimerkęs. Yra labai įvairiai, aš pati turiu žurnalistikos, aš baigiau žurnalistikos bakalaurą ir po to ekonomikos magistrą, nes specializavausi ekonomikos temose. Iš pradžių buvau verslo naujienų žurnalistė. Ir pajutau, kad man tik žurnalistikos nepakanka, nes ekonomikoje yra labai daug terminų, labai daug dėsnių dalykų, kurias reikia išmanyti žurnalistui rašančiam, todėl aš baigiau dar ekonomikos magistrą ir manau, kad tai man labai padėjo mano profesinėme kelyje. Specifiškai žurnalistinio išsilavinimo nebūtina turėti, bet aš sakyčiau, kad tai yra geras startas, nes per žurnalistikos studijas tu ateini į praktikas žiniasklaidos priemonėse ir taip gali suprasti, ar tau ta profesija tinka. Pats išsilavinimas mano akimis yra reikalingas, kažkoks išsilavinimas, o po to, jeigu žmogus nusprendžia, kad nori būti žurnalistu, tai yra įvairiausių profesinių mokymosi programų, kur galima tobulėti savo žurnalistinius įgūdžius, tobulinti. Aš sakyčiau, kad reikia mokytis viską, nes visko žurnalistikoje reikia ir humanitarinių žinių, ir puikaus kalbų išmanimo, net ne vienos kalbos, nes pašnekovų ir temų ir naujienų būna įvairiomis kalbomis. Taip pat reikalingos ir IT žinios, ir matematika, ir logika. Na, tiesiog patarčiau mokytis. Aš kolegų darbais tikrai labai didžiuojasi ir labai turiu kuo didžiuotis. Pati savo darbų neskaičiuoju ir visada galvoju apie tai, ką dar galiu nuveikti.